Kaip nemeluoji, taigi meluoji, nu. Kodėl tu prie mano bratkio lendi, aš nepagaunu kampo? Prie kokio dar bratkiaus? Ar tik, kaip tu prie kokio bratkiaus, pats žinai? Nežinau. Sakė, tu prie jo lendi, sako, reikia biški kojas, tai sakinė, tai aišku, aš už brolį pastovėsiu, poku, kad man 21 metai. Ką iš jau nusišnekat? Aš nusišneku. Prie kokio dar bratkiaus? Aš čia nusišneku. Tu iš pirmo pasakyk, prie kokio bratkiaus dar? Tu pat, žinai, sakė, nuolatos kimbi, blėt. Kiek jie metų? Ką, kiek ir tau? Ką tu čia nusišneki? Aš tau rimtai. Jau tikrai. Kas tikrai? Vardą pasakyk jo. Tu pat, žinai, aš tau sakau, aš nieko negaliu per ragelį daug malt, supranti? Nesuprantu. Tai aš karočią va, nu kiek aš čia truksiu. Lemba, aš rytoj atvažiuosiu pas Sienę į svečius ir pakalbėsime su taim, aš privažiuosiu, karočią, pasimsiu bratkiai mašiną, įsusadinsiu, privažiuosiu ir pakalbėsim, ką tu ten iš jo darinėjai, jis man pasakys ir tau, į akis tiesiai šviesiai. Tik nepabėg po pamokų, aš taigi tai nemuši nei ką, tik pakalbėti reikės. Tu iš pirmo pasakyk, koks vardas. Nu tai tu pamatysi, aš sakau, nieko aš tau nesakysiu, o tu karočią tik nepabėg, aš su taim tik pakalbėsiu ir viskas. Jisai tave pasikvies, kad ateitum ten. Tu iš pirmo pasakyk, koks vardas, tada pasižiūrėsim. O tai tu ateisi pats, aš tau sakau, nu tave pakvies. A girdi? Nu, aš tai girdžiu. Nu tai tave pakvies, karočią, pabazarit. Tai ką tu čia, man atrodo, tu čia prikolinai jau per daug. Čia aš tipo prikolino, neimu ir skambinu. Prie kokio dar bratkiaus, ką? A girdi, aš 21 metų bachūras įmu skambinu 14-mečiai ir prikolino, ne? Tai gerai, tu man vardą pasakyk. O rytoj ateis pasakys, pakvies. Ne, nu va, tu man pasakyk, kad aš žinočiau. Nu tai pamatysi, kas ateis, tai pakvies. Kiek tau rytoj pamokų? Kiek pamokų rytoj? Koks skirtumas? Nu tai aš vis tiek sužinosiu, taigi užgausiu. Taigi tavo broliai žino? Tai ta prasme mano brolis dabar žino, aš pats tave klausiu. Jis net nežino, kad aš rytoj atvažiuosiu, sakiau, kad jam atvažiuosiu. Tu pasakyk, koks jo vardas. Tu pamatysis, aš tau aiškinu, tu pamatysi, ateis tave pasikvies, ko tu bijai, aš nesuprantu. Aš nebijau. Nu tai va, karočią, žiūrėk, mes rytoj atvažiuojam, ne? Aš pasiemu tą bratkį, nesisakė, neis rytoj šulę, žinai. Aš jį pasiemu, karočią, ir atvarysim gišulės, tu vis tiek baigsi tas pamokas po 6-5 pamokų, ne kažkur. Nu ir susibėgsim. Kai vardą pasakysi, tada pažiūrėsim. Nu tai ką man tą tavo vardą sakytų, man aiškim. Tu Rokas esi tarp kitko, va, sakė, Rokas lenda, va, kurva. Tu to bratkiaus vardą sakyk, o ne mano vardą. Tai nahu man to bratkiaus vardą sakyt, pats pareiškia. Todėl, kad aš žinočiau. O tai kam tau žinot? Nes čia jau prikolina 100%. 100%, kad aš neprikolinu, pamatysi, tau bus kojasi sakinėtas biški. Pasižiūrėsim. Tai tu netikė, ne, tu galvoji vėl prikolinu, tu karočią, ar tu žinai, su kuo kalbė, aš tau aiškinu. Ai, tu nebežinau, iš kur tu žinosi, aišku, nežinai, 100%. Ja, nes aš tam kaime būnu taip retai, kad aš tyliu, karočią. Tai vapšė jau pusę metų daugiau nebuvęs aš tam kaime. Nes aš vardą pasakyk jo. Aš iš Kauno esu, supranti, aš neprivažinėsiu kiekvieną mėnesį ar kažkas tokio, taigi vis dėlto gabalas yra belekoks. Tai va, rytoj gerai susimatysim, davai. Vardą pasakyk. Kam tu tas vardas, rytoj pasimatysim, davai, sakau. Nu, va, aš noriu vardą sužinot. Rytoj pasimatysim, davai.